to come in, Kol mes laukime, kol kiti sugrįš, we'll sum up what we've done so far. mes tiesiog susumuosime, aptarsime, ką mes kalbėjome iki šiol. So when we want to have healthy relationships, we need to continually be thinking about, does this bring me closer to the other person or does it push us further apart? Kai mes galvojame apie gerus vaikų santykius, mums reikia pamastyti apie vieną dalyką. Tai, ką aš darau, ar tai, ką aš darau, mane priartina prie kito žmogaus, ar atstumia. And we also learned about the pain and sadness of when we feel alone. Mes taip pat kalbėjome apie liūdnumą ir tą skausmą, kurį mes jaučiame, kai mes esame vienumoje, gan vieniši. And now we're looking at the 10 top ways to build connection with other people. O dabar mes pažvelgsime į 10 svarbiausių dalykų, kaip mes galime statyti santykius, gerinti santykius vienas su kitu. And this works with our children, with our family members, with our colleagues, with our church members. Tai veikia tarp vaikų, santykiuose su vaikais, su artimaisiais, su kolegomis, su bendradarbiais. And I found these 10 principles to really help me in every relationship in my life. Aš atradau savo gyvenime, kad tie 10 principų man tikrai padeda gyvenime. So far we've looked at the importance of accepting each other when we've messed up. Mes iki šiol apžvelgėme, kaip yra svarbu priimti vienas kitą, kaip mums nesiseka, kaip vyksta chaosas. Finding ways to let them know how much we love them. Mes tiesiog ieškome būdų leisti jiems žinoti, kaip mes mylime juos. Showing appreciation for what they do for us. Mes parodome įvertinimą dėl to, ką jie padarė dėl mūsų. Showing that this relationship is really special to us. Parodome, kad šitie santykiai yra iš tikrųjų mums labai svarbus, ypatingi. Paying really good focused attention to the other person. Mes kreipiame ypatingą dėmesį, suteikiame kitam žmogui. Comforting them when life is hard. Kai gyvenimas sunkus, mes juos paguodžiame. And encouraging them when they're struggling towards a goal. Kai jie stengiasi pasiekti savo tikslą, jie kovoja dėl to tikslo, mes padrąsiname juos. So what else can we do? Ką dar mes galime padaryti? A very important aspect in relationships is showing respect. Labai svarbu tarpusavio santykiuose parodyti pagarbą. And I like the way in my language that Paul says, honor one another above yourselves. Man labai patinka, kai mano kalboje yra pasakyta, gerbkite vienas kitą, laikykite vienas kitą aukščiau. Because when we lift people up just a bit more than us, kai mes kitą žmogų pakeliame truputėlį aukščiau negu mes, we talk to them with respect, kai mes kalbame su juo su pagarba, then we all get lifted up. tada mes patys būname pakeliami. But if we put people down, Jeigu mes juos pažeminame, then we all go down. mes kartu einame žemyn. And even our children deserve our respect. Netgi vaikai užsitarnauja mūsų pagarbos. So how do we talk to them with respect? Kaip mes galime su vaikais kalbėti su pagarba? As if they're special too. Tai kadangi jie ypatingi mums, Because they will not learn to respect us if we do not show them respect. jie neišmoks mūsų gerbti, jeigu mes nerodysim jiems pagarbos. We can't put a child down and then tell them off because they haven't shown us respect. Nes negali būti taip, kad mes pažeminame vaiką, o po to tikimės, kad tas vaikas parodys mums pagarbą. We need to treat them special as God loves them. Mes juos turime su jais elgtis labai ypatingai, parodyti taip, kaip Dievas su jais elgisi. And when Jesus said, it was asked, who is the greatest in the kingdom? Kai Jėzus buvo paklaustas, kas didžiausias dangaus karalystėje, He took a little child in the middle of the group and said, this is the greatest. tada jisai paėmė vaikutį ir tą vaikutį, jis buvo tarp tos minios, tarp tos grupės ir pasakė, šitas didžiausias. And that's the kind of respect that God wants us to show our children and everybody else. Ir būtent tokią pagarbą Dievas nori, kad mes parodytume ir vaikams, ir kitiems aplinkui. Safety. Saugumas. How do we help people to feel safe? Kaip mes galime padėti žmonėms pasijusti saugiais? Perfect love casts out fear. Tobula meilė išveja baimę. We can't have fear and love together, it doesn't work. Negali būti baimė ir meilė kartu, tai neveikia. So if there's fear, you need to think,
how can I replace that with love? Jeigu yra baimė, tai man reikia pagalvoti, kaip tą baimę aš galiu pakeisti meilę. How can I help this other person feel safe? Kaip aš galiu padėti kitam žmogui pasijusti saugiu? How can I understand what they're afraid of right now so I can support them? Kaip galiu aš jiems padėti suprasti, suvokti, kad jie dabar bijo ir palaikyti juos, padrąsinti? And safety has lots of dimensions. Saugumas turi daug dimensions. Yeah, different ways of being safe. Apie saugumą mes galime kalbėti įvairiais būdais. We can feel safe in the relationship. Mes galime būti saugus santykiuose. I will never leave you nor forsake you. Aš niekada tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. We can feel safe emotionally. Mes galime jaustis emociškai saugus. I'm not going to put you down, I'm not going to hurt you. Aš tavęs nežeminsiu, aš tavęs neįskaudinsiu. We can feel safe from harm and danger. Mes galime būti saugus nuo pavojų ir We sužeidimų. can feel financially safe and secure. Mes galime finansiškai jaustis saugus. So there's lots of ways that we can help other people feel safe. Yra daugybė būdų, kaip mes galime padėti kitiems žmonėms jaustis saugiais. And if I do something that causes someone else to be afraid, that really pushes us apart. Jeigu aš darau kažką, dėl ko žmogus išsigąsta, iš tikrųjų tada mūsų santykiai tolsta. But if I help someone to feel safe, then it brings us closer. Ir jeigu aš kažką padarau, kad tas žmogus pasijustų saugiai, tada mūsų santykiai artėja. We can do this in different ways. Tai mes galime parodyti skirtingais būdais. There was a family that liked to go camping. Buvo šeima, kuri mėgo iškeliauti. And I know what it's like to go camping with a big family. Ir aš žinau, ką reiškia su didelė šeima vykti iškeliauti. There's so much to think about, so much to pack in the car. Kažkas turi pamastyti, kažkas turi supakuoti daiktus, You have to remember everything. kažkas turi viską prisiminti. We know what it's like. One time we forgot the cooker. Aš prisimenu, kad vieną kartą mes pamiršome viryklę. And that wasn't so great. Ir tai nebuvo labai malonu. And all this great food to cook and no heat. Na, reikėjo maistą išsivirti, bet nebuvo viryklės. So this family was getting ready to go away and they packed the car and put all the children in the car. Tai šeima jau buvo pasiruošusi išvykti, supakavo, sudėjo daiktus į automobilį, viskas buvo paruošta. And Mummy and Dad got in the car and off they drove on holiday. Ir mama su tėčiu atsisėdo automobilį, jau buvo pasiruošę išvažiuoti. And 50 kilometers down the road, the wife said, "No." Po 15 jau važiavo, jie buvo nuvažiavę 15 mylių ir staiga žmona mama pasakė, I think I've left the iron on. The iron. Aš manau, kad aš palikau lygintuvą įjungtą. I will not be able to have a good holiday. Aš neturėsiu, nebus man smagios atostogos. I'll be worrying the whole time. Visą laiką aš pergyvensiu. And maybe the house will burn down. Gal namai užsidegs. I have to go back. I won't be able to rest. Aš turiu grįžti, mes turime grįžti namo, kitaip aš nenusiraminsiu. Fortunately, the husband had been to the seminar. Laimė, kad vyras buvo apsilankęs seminare. So he's all right. Jis pasakė, gerai, Drive all the way home. važiuojam namo, Check the iron. patikrinam lygintuvą, It's cold. neįjungtas. Back in the car. Vėl jie sugrįžo į automobilį Go on the way. ir vėl važiavo. Atostogavo. Happy way. Laimingas gyvenimas. The next time they went camping, they did everything again, packed the car, put the children in the car and set off. Kitą kartą, kai jie važiavo iškeliauti, vėl viską susipakavo, vaikai automobilyje, viską susidėjo ir jau pasiruošė važiuoti. 60 kilometers down the road. Po 6 kilometrų vėl, wow! I've left the iron on. Man atrodo, kad aš lygintuvo palikau įjungtą. You know I'm not going to be able to rest. Tu žinai, kad aš nebūsiu rami, negalėsiu pailsėti. It won't be just be our house that burns down, it'll be the house next door. Ne tik mūsų namai sudegs ir kaiminystėje esantis And namas. maybe people will die. O gal žmonės mirs. And we'll be sued for lots of money. Ir po to teismas, nes prarasime daug pinigų. The husband sighed, Tada vyras turned the car around, apsuko automobilį, all the way back home, vėl atgal sugrįžo į namus, opened the door. atidarė duris, The iron is cold. lygintuvas buvo šaltas. The next year they go on holiday again.
Ir vėl ją ta šeima vyko atostogauti. 70 kilometers down the road. 17 kilometrų nuvažiavo. Wife goes, no, Ir ta žmona, o, I can't believe I've done it again. aš negaliu patikėti, kad aš vėl palikau lygintuvą. And the husband said, put your hand under your seat. Sako, o vyras pasakė, padėk savo rankas po savo sėdynę. And what do you think she found? Ir kaip tu galvoji, kaip jūs galvojate, kad ta moteris rado tenai? Lygintuvą. He had found a way to help her feel safe. Vyras tiesiog rado būdą, kaip ta žmona pasijusti saugiai. And she felt loved. Ji pasijuto mylima. So how do we help people to feel safe? Kaip mes galime žmonėms padėti pasijusti saugiais? It's a very scary world. We're all very vulnerable, but when we can help each other feel safe, we feel... Pasaulis labai nesaugus, pasaulis labai trapus. Kaip mes galime žmonėms padėti pasijusti saugiais? This is one of my favorites. Čia viena iš mano mėgstamiausių. Support. Parama. Helping each other. Padėti vienas kitam. Bearing one another's burdens. Nešiokite vieni kitų naštas. And we need to find ways to help each other. Nes mums reikia surasti būdus, kaip mes galime padėti vienas kitam. And we need to find ways to help our children too. Mums taip pat reikia padėti vaikams. Because when they feel a task is too big for them, they can feel really overwhelmed. Kai vaikai pasijunta, kad tos naštos, tos užduotis, kurios jiems yra užduotos per sunkius, jie pasimeta, jiems per sunku. We have 3 children and none of them are very tidy. 3 children. Mes turime 3 vaikus. So then we have 3 untidy bedrooms. Ir mes turime 3 netvarkingus miegamuosius. And to begin with, I used to do what I was told. Just go and tidy your room. Ką aš buvau įpratusi sakyti, eikite ir susitvarkykite savo kambarius. And one day I went with my youngest child and I looked at his room. Ir vieną dieną aš su savo jaunesniuoju nuėjau į jo kambarį. And I'm thinking, I'm a grown-up and I don't know where to start. Ir aš tada pagalvojau, aš esu suaugusi moteris, aš nežinočiau, nuo ko pradėti. How can I help him tidy his room? Kaip man padėti, kaip padėti mažam vaikui susitvarkyti savo kambarį? How can I expect a young child to know what to do if I haven't shown them? Kaip aš galiu iš mažo vaiko tikėtis, kad jis sutvarkys, jeigu aš jam neparodžiau, kaip daryti? And I realized that many parents make this mistake. Ir aš supratau, kad daugybė tėvų daro tą pačią klaidą. And we give children tasks that are way too big for them. Then we Kartais wonder why mes they're duodame sad. vaikams užduotis, kurios yra per sunkios. Or why they don't do the job we ask them to do. Ir jie nepadaro tai, ko mes paprašome padaryti. So I sat on the floor and I said, okay, let's do this together. Mes atsisėdome kartu ir aš ant grindų ir aš pasakiau jam, aš tau padėsiu padaryti, darykime kartu. So here's the laundry basket. Čia yra patalinės krepšis. Okay, let's first of all see how fast we can get all your dirty clothes and put them in. Pažiūrėkime, kaip tu greitai gali tą krepšį sudėti savo nešvarius rūbus. Now let's pick up your clean clothes. Dabar pažiūrėkime tavo... Clean, yes. Dabar pažiūrėkime į tavo švarius rūbus. So let's put the socks together where they go. Kojines sudėkime kartu ten, kur turi būti. Trousers where they go. Kelnaitės ten, kur reikia. And now let's get all of your books. Dabar sutvarkykime tavo visas knygas. Let's pile them up here, see how fast we can do it. Jas sudėliokime į krūvas. And let's see if we can arrange them in the height. Ir tada pasižiūrėkime, kaip pagal dydį mes galėtumėm jas sudėlioti. And now let's find your cars and put them in the car box. Ir tada sudėliokime į dėžes. So by coming alongside and supporting, I'm teaching him what to do. Kada mes būname kartu ir mes padedame jiems, mes palaikome juos ir kartu mokome juos. And often what we just need is a bit of help in our lives. Ko mums labiausiai reikia, tai truputėlį pagalbos mūsų gyvenime. If someone comes to me and says, I've got 10 minutes to help you, wow, that's wonderful. Jeigu kas nors ateina pas mane ir pasako, aš turiu 10 minučių, kad galėčiau tau padėti, aš sakau, o, nuostabu. How hard is it to give each person you love 10 minutes help a day?
Kaip yra iš tikrųjų nelengva, kai tie žmonės, kuriuos mes mylime, paprašyti iš jų 10 minučių pagalbos. There was a husband who realized that his relationship with his wife was really not happy. Vyras suprato, kad jo santykiai su savo žmona nėra geri, nėra laimingi. He thought, what can I do? Jis paklausė, ką aš galėčiau padaryti. He was desperate. Jis buvo beviltiškoj situacijoje. And he prayed and he had an idea. Jis meldėsi ir jam atėjo mintis. Every day I will go to my wife and help her for 20 minutes. Kiekvieną dieną aš eisiu pas savo žmoną ir jai padėsiu 20 minučių. Because actually some research shows that when the husband is kind to the wife, that sets a really positive circle of love in the family. Tyrimai parodė, jeigu vyras yra malonus savo žmonai, iš tikrųjų jis sukuria tokią malonę atmosferą visoje šeimoje. Because our marriages are like Christ's relationship with his church. Mūsų santykiai šeimoje yra kaip Kristaus santykiai su bažnyčia. And Jesus shows love to his bride. Jėzus parodo savo nuotakai meilę. And then she responds to that love. It starts with him. Ir ji atsako šitą meilę, tas pats ir šeimoje. So he said, I'm going to help you for 20 minutes, what can I do? Jis pasakė savo žmonai, aš padėsiu tau 20 minučių, pasakyk, ką aš turiu padaryti. At first she was quite surprised. Na, iš pradžių jinai buvo labai nustebusi. Go and clean the bathroom. Eik ir sutvarkyk tualetą. And then the next day he said, I've got another 20 minutes, what can I do? Kitą dieną vyras vėl pasakė, aš skiriu tau 20 minučių, ką man padaryti? Clean the windows. Nuvalyk langus. The next day, wash my car. Nuplauk mano automobilį. The next day, another horrible job. Scrub the floor. Dar koks nors baisus darbas, tiesiog išvalyk grindis, išplauk grindis. He did this for about a month. Visą tai jis atliko maždaug mėnesį laiko, darė tos darbus. And then eventually it began to sink into her heart. Galų gale visą tai palėtė jos širdį. And she began to respond to him. Ji pradėjo atsakyti jam. And she started to warm up. Ji pradėjo sušilti viduje. And she said to him, what can I do for you for 20 Ir tada minutes? ji pasakė jam, ką aš galėčiau dėl tavęs 20 minučių padaryti. And that relationship is now a healthy marriage. Dabar šitie santykiai yra sveika santuoka. But sometimes we have to step out of our comfort zone and do something that shows love to the other person so that love can grow. Kartais mums reikia išlipti iš mūsų patogumo zonos ir tiesiog padaryti kažką dėl kito, kad mūsų santykiai augtų. These principles made an important difference to my life with my husband. Šitie principai padėjo mano šeimoje su mano vyru. Because we learned that these needs are very healthy in a relationship. Mes pastebėjome, kad šitos reikmės yra svarbios mūsų santykiuose. There's healthy to us as breathing, drinking water, getting good sleep, eating good food. Lygiai taip pat, kaip tie principai, valgyti gerą maistą, išsimiegoti, gerti vandenį. We know what to do to have a healthy body. Mes žinome, ką daryti, kad turėtumėm sveikus kūnus. And these 10 things are the 10 factors of healthy relationships. O šitie 10 faktorių, 10 principų padeda mums turėti sveikus santykius. Before I learned about these things, sometimes this would happen in our house. Prieš man išmokstant tos principus, štai kas atsitikdavo mūsų namuose. We'd come home from work, pick up the children from school and get into the house. Mes grįždavome iš darbo, pasiimdavome vaikus iš mokyklos ir grįždavome į namus. My husband would disappear into his office. Mano vyras pranykdavo savo ofise. And my children would go and watch TV, do their homework, do something else. Vaikai eidavo žiūrėti televizorių, ruošti namų darbus. And I was left in the kitchen to cook the dinner. O aš buvau palikta virtuvėje ruošti vakarienę. And most of the time I didn't mind that. Daugybę kartų aš tiesiog nesiskųsdavau. But on some days I just feel so tired. Bet kartais aš pasijusdavau tokia pavargusi. And maybe a bit discouraged. Gal truputėlį nusivylusi, nusiminusi. And I would feel grumpy. Do you know grumpy? Miserable, complaining. Na tokia, aš pradėdavau jaustis, nuskūstis, nepatenkinta. And I know when I was feeling that way because I would bang the cupboard doors. Aš žinau, kad aš taip jaučiausi, nes aš pradėdavau daužyti spintelio duris. Bang.
bang the pots on the oven. Bang. Tiesiog kaip puodus daužydavau spinteles. So my husband's in his office and he's hearing all this banging. Mano vyras būdamas savo kabinete, darbo kabinete, jis girdėdavo tą triukšmą. And he thinks, oh, Karen's in a bad mood. Jis galvoja, Karen blogoje nuotaikoje. I need to go through the kitchen to go upstairs to get something. Tam, kad aš užlipčiau į kitą antrą aukštą, aš turiu ateiti į virtuvę. So we had a big counter like this. Ten buvo spintelės virtuvėje. And his office was over here. Ten jo kabinetas. So I got down here. Jis va taip praeidavo virtuvėje pasileidęs. Ateidavo. Make sure she doesn't see me. Kad žmona nematytų manęs. So we had a very grumpy dinner. Mūsų vakarienė buvo nelabai maloni. And I couldn't really figure out why. You? I couldn't, I was just... Aš negalėjau išsiaiškinti, kodėl. And then we learned about this. Ir tada sužinojau tuos dalykus. And I learned that when I feel Kada aš sužinojau, kai aš jaučiuosi nepatenkinta, that I have a need that's not being met. Aš turiu reikmę, kuri nėra patenkinta. Like I feel hungry here when I need food. Pavyzdžiui, kai čia jaučiuosi alkana, man reikia skrandžiui maisto. And sometimes I feel here when I need a relational need. Ir čia kartais jaučiu alkį čia, kai man reikia santykių. So I'm in the kitchen. Aš esu virtuvėje. Heavy day. Sunki diena. Begin to bang. Pradėjau vėl daužyti. And then I think, what's going on? Ir aš pradėjau galvoti, kas čia vyksta. I've got that Aš turėjau tą reikmę. Maybe there's a relational need that I have that's not being met. Galbūt tai buvo santykių reikmė, kuri nebuvo patenkinta. I wonder what it is. Aš pradėjau galvoti, kas tai. So I go through the list in my head. Tada peržiūrėjau tą sąrašą savo galvoje. Is it this? That? Aš šitas galėtų būti. Ne šitas. Got to the very end of the list. Ir tada pasiekiau sąrašo galą. I know what I need. Ir tada, aš žinau, ko man reikia. I just need someone to come and help me. Man reikia žmogaus, kuris ateitų ir man padėtų. And you know, if they just help me for 5 minutes, it would help. Jeigu padėtų 5 minutės, man jau užtektų. My husband is the eldest of 5 children, so he's very good in the kitchen. Mano vyras vyriausias iš 5 vaikų, todėl jam labai gerai sekasi virtuvėje. So I went to him and said, I think I know what I need when I start banging cupboard doors. Aš nuėjau pas jį ir pasakiau, aš žinau, ko man reikia, kai aš pradedu daužyti spintelio duris virtuvėje. I think I just need a little bit of help. Aš manau, kad man reikia truputėlį pagalbos. Can you help me for 5 minutes? Galėtum 5 minutės man padėti. I don't mind what you do, you can peel carrots and Man nesvarbu, ką tu darysi, ar tu nuskusi morkas, ar salotas padarysi, man nesvarbu. Because what was happening was I was feeling alone in that kitchen. Kas vyko su manim? Aš jaučiausi vieniša toje virtuvėje. So Bernie thinks, aha, Karen needs some help. Bonnie, mano vyras galvoja, Karen reikalinga pagalba. So he calls the children, Bethany, Nathan, Joel. Tada jisai šaukė vaikus jų vardais. Come and help your mother. Ateikite ir padėkite mamai į virtuvę. No. Aš sakiau, ne. I need you. Man reikia tavęs. For some reason, that's what will fix me right now. That's what will help me right now. Dabar būtent tai ir padės man. And he's like, oh, I can do that. Jis sako, aš galiu padėti. Because he likes to fix things. Jam patinka tvarkyti. And he likes it when he knows what he has to do. Ir jam patinka, kai jis žino, ką jis turi padaryti. So now he's learned that if I start to get a bit grumpy, dabar jisai žino, kai aš tampu suirzusi, nepatenkinta. And if he hears something go bang, Ir jeigu kažką trikteliu, Karen needs help. Karen reikia pagalbos. But I've also learned to be a bit better and not bang. Aš taip pat išmokau būti geresnė, nebedaužyti. So before I get to that point, I will go and tell him, I think I need some help. Can you just help me? Prieš pradedant daužyti spinteles, tiesiog aš einu pas jį ir pasakau, man reikia pagalbos tau.
I need help, I need it for this long, and I need it like this. Man reikia pagalbos, tokį laiką ir padaryti tiksliai tą. And everyone's happy. Ir visi patenkinti. So we both had to learn to understand our own needs. Mes visi turime išmokti suprasti savo reikmes. And think, what does the other person need? Ir taip pat įsiaiškinti, kokios reikmės yra kito žmogaus. And when we actually show love in these 10 different ways as often as possible, then we feel the relationship is stronger. Kai mes pritaikome tos visus principus 10 savo gyvenime, mes jaučiame, kad mūsų meilė tampa stipresnė. And they're so simple because I can remember 10 words. Na, labai paprasta, nes 10 žodžių aš galiu išmokti mintinai. And when I'm with anybody, a child, my husband, my colleagues, I can think, I wonder what their need is right now. Kai aš esu su savo vaikais, su savo vyru, su savo kolegomis, tada aš pagalvoju, o kokios yra jų reikmės. And quite often they don't come to me and say, Karen, I need some encouragement right now. Daugumą kartų tie žmonės neateina ir nepasako, Karen, man reikia padrasinimo dabar. And the children are not going to say, Mummy, I need some support right now. Vaikai tikrai neateis ir nepasakys, mama, man reikia dabar palaikymo tamo. They say other things. Jie sako kitus dalykus. Like, I really feel like giving up on this one. Aš atrodo, kad jau pasiduosiu. Or a child might say, I don't want to do maths anymore. Arba vaikas gali pasakyti, aš daugiau nebenoriu matematikos spręsti. And rather than reacting to their words, vietoj to, kad mes reaguotumėm į tuos žodžius, I listen for what's underneath. Įsiklausykime, kas ten apačioje. And I go through the list of needs. Tada aš peržiūriu tas reikmes. And I think, I wonder which one they need most. Ir galvoju, iš tų reikmių, koks būtų svarbiausias jam. And then I say, it sounds like you could use some encouragement. Man atrodo, kad jam reikia padrasinimo. What can I do to help you? Ką aš galiu padaryti, kad tau padėčiau? Oh, I'm sorry, it sounds like maths has been really hard today. Atrodo, kad tau matematika šiandien nelabai pasisekė. Can I spend some time with you helping you through to learn? Ar galiu tau padėti su matematika? Tiesiog skirti tau laiko ir padėti matematikoje. And I find it works much better when I respond to the need underneath than react to the words that come out. Aš pastebėjau, kad tai geriau suveikia, kai mes pastebime tuos dalykus, kurie yra pačioje, negu mes tiesiogiai reaguojame. We all have all these 10 relational needs. Mes visi turime tuos 10 santykių poreikius. God has wired this way for connection, for relationship. Dievas sukūrė mus, kad mes turėtumėm santykius. But we quite often have 3 we like more than the others. The 3 that we often like more than the others. So sometimes we have our top 3. Dažniausiai mes turime 3 pagrindinius. And I wonder if you look at this list, what you think your top 3 might be. Aš norėčiau, kad jūs dabar pažiūrėtumėte tą sąrašą ir tiesiog savo pagalvotumėte apie save, kokios yra 3 pagrindinės jūsų reikmės iš to sąrašo. And I wonder what the top 3 relational needs might be for your other family members, for your children, for your grandchildren. Ir tada pagalvokite apie savo šeimą, apie savo vyrą, sutuoktinę, apie savo vaikus, kokios jų pagrindinės 3 reikmės būtų. I have done this in families where the 17-year-old rebellious son could identify his mother's top 3 needs more clearly than she could identify his. Man teko dirbti su viena šeima, kai ten buvo maištaujantis paauglys 17 metų. 17 metų paauglys sugebėjo atpažinti 3 pagrindinės mamos reikmes, negu ji pati galėjo pasakyti apie savo reikmes. And I've seen children as young as 8 identify what they think their parents' top 3 needs are. Ir man teko dirbti su vaikais 8 metų amžiaus, kurie tiesiog atpažindavo tėvų reikmes geriau negu ir patys tėvai. And it doesn't take much to meet these needs. Often it's just one sentence. Iš tikrųjų, tai neužima labai daug laiko žinoti išsiaiškinti tas reikmes. It can be, would you like a hug? Gali būti labai vienas sakinys tik tais. Ar jums reikia apkabinimo? Thank you so much for helping. Ačiū labai, kad padėjote. It's so wonderful being your mom. I really enjoy it. Taip, nuostabu būti tavo mama. Man tikrai labai patinka. That sounds really sad. How can I comfort you? Tu
kaip galėčiau tave paguosti? Is there anything I can do to help you? Ar yra kas nors, ką aš dėl tavęs galėčiau padaryti? Just small sentences like that can make a huge difference. Tokie trumpi, maži sakinukai gali padaryti didžiulį skirtumą. One family that we taught this to said, we are going to meet each one of these 10 needs in each of our children every day. Viena šeima nusprendė, kad mes kaip šeima tiesiog padarėme tokį sprendimą sutikti, patenkinti visas 10 reikmių savo šeimoje.